Samantai? Pažiūrime, kas per Samantą. Nes Samanta mums... Nu, žodžiu. Visai tokia... Labas, Samanta. Labas. Kaip sekasi? Gerai. Atostogas. Ar tau šiandien seksi nuotaika? Jo, viskas gerai. Aš girdžiu. Samanta, sakai tavo atostogos, tai ką tu esi, pradinukė, nežinau. Ne, suprantat, aš ne Lietuvoje mokaus. A, tai Prancūzijoje, ta aktorė. Nu tai jo, tai galim puikiai suvaidinti. Tai ar mokė suvaidinti seksą? Ar beje, tau teko vaidinti orgazmą kad nors? Ne, dar kol kas ne. Neteko? Nes jie ir rimtai, man patinka visai kitokio žanro. Kokio tau žanro patinka kas, ką? Stiprios dramos, psichodramos. Psichodramas, galbūt tai tokios fainesnės, negu kad... O klausyk, o tu porno filme galėtum suvaidinti? Ar tu esi gera aktorė? Ar tu manai, kad tu esi gera aktorė? Nesuprantat, su apsinuoginimais viskas... Ar manai... Ne, žiūrėk. Ar manai... Atskirai, nu aš dar pagalvočiau, žiūrint, kokias aplinkybės būtų, kokia mano padėtis, suprantat? Samanta, viskas, mes nenorim kalbėti apie tavo, ką tu darytum, ką nedarytum, dabar yra tokia scena. Žiūrėk, tu esi aktorė ir dėl to, kad tu esi aktorė, tu laikai, kad tu esi gera aktorė. Nu, aš dar jauna, suprantat. Ne, aš ne to klausiu. Taip ar ne, čia paprastas labai klausimas. Ar tu manai, kad tu moki vaidinti? Na, taip, faktai kalba patys apie save. Šitoj vietoje mes sustojam. Tu moki vaidinti. Tvarkoj. Aš gavau jau savo atsakymą. Dabar aš tau uždavinėjau klausimus, o tu atsakinėjai, okei? Žiūrėk, tai tu dabar sakei, kad tu moki vaidinti. Ar tu gali suvaidinti daug emocijų? Taip arba ne, taip arba ne. Ta prasme, iškart viename viską? Ne. Ar kaip? Ne. Nes nesuprantat, būna, yra būti tokie, aš dabar pasakyti. Samanta, paprastas klausimas, ar tu mokėtum suvaidinti seksą? Nes, matai, Angelina Jolie vaidino seksą, Cameron Diaz vaidino seksą, Madonna vaidino seksą. Aš garbinu šitą aktorę pirmą, kurią pasakėt, mano sienos iškabintos ją. Ok, žiūrėk, tai jie yra suvaidinusi keletoje labai seksualių scenų. Aš jas visas juostas mintinai žinau. Aš to neklausiau. Ar manai, kad tu galėtum sekso sceną pati suvaidinti? Scena tai taip, bet visas... Nu tai va, žiūrėk, dabar žiūrėk. Mano iškalba taip pat yra puikia. Scena tai taip. Vadinasi, žiūrėk. Įsivaizduok, kad tu dabar esi... Kokia buvo seksuali Angelinos Jolie scena? Atidarai duris, prieš tave vyras, kuris yra žudikas, o Angelina Jolie yra policininkė. Ne, tu jau čia porno filmą žiūri. Ne, žiūrėk, mums reikia tiesiog. Tarkime, buvo Angelina Jolie, kad ir tas pats ponia ir ponas Smithai. Jie labai seksualiai tenais kalėsi pačioj pradžioj filmo. Žinau. Tai va, viešbutie. Ir mes tiesiog norėtume patikrinti, kokia tu esi aktorė. Ar tu galėtum suvaidinti seksą, bet be jokių vaizdinių, tiesiog garsu. Garsu, ta prasme, aimanas? Taip. Taigi aš jau dariau tai. Tai žinok, čia tu dabar nuskambėjai taip, kad kaip tas naujasis rusas, kur vieną knygą perskaičiau ir man antros jau nebereikia. Tai žinok, seksu galima užsiminėti ir ne vieną kartą gyvenime. Aš buvau pats nustebęs, kai šitą sužinojau, bet žinok, aš galiu tau, esu gyvas pavyzdys to, kad tikrai galima ir 2 kartus. Tai savai neaišku. Nu va, žinau, galima kiekvieną dieną. Kažin ar verta to antro karto? Vat kažkaip tai žinai. Samanta, ar galima mes pradėti? Tu labai daug kalbi, man atrodo, ir mažai darai. Nes kiek aš dabar girdžiu, tai tu labai mėgsti pašnekėti, o padaryti, šitoj vietoje, man atrodo, ir susidurėm su problema. Ne, čia viskas yra ant galo, suprantat. Jau galas, viskas. Yra daug dalykų, žinok. Turi 20 sekundžių. Tiek daug, kad buvo 2 po 5. Va, tu matai, o tu kai su vaikinu jau reiškia sugulį į lovą,
Tai tu ginčiasi tenais dėl pozų, kažką tai dėriesi tenais. Ne, aš jau šuniuku jau buvo 5 minutės, dabar prašo mane, aš ant viršaus lipu, jeigu ne, tai ar tu visada tokia konfliktiška asmenybė? Ką? Kokia? Konfliktiška asmenybė. Konfliktiškai impulsyvi. Ir šiaip man patinka diskutuoti, bet aš žinau, kad čia laiko dabar nėra viskas, aš suprantu, ką jūs norit pasakyti. Žiūrėk, aš dabar parodysiu, čia esi tu, paklausk manęs ko nors, tu būsi aš, o aš būsiu tu, davai paklausk manęs ko nors. O ko? Aš matai, kaip kartais visai būna taip, kad kai paklausia manęs, kad ko, aš kartais atsakau, kartais neatsakau, žinai, tai yra mano pasirinkimo klausimas, tiesiog aš norėjau pasakyti, kad tai kartais būna taip, kad net nežinai, ko galima paklausti, ko negalima paklausti, tai kartais būna visai ne tas, ką įsivaizduoji iš pradžių, bet po to pasikeičia nuomonė tiesiog kalbantis su kažkuo tai, nes tiesiog, matai kokia tu? Čia buvai tu. Gerai, aš paklausiu dabar. Ne, tu jau paklausai, aš tau atsakiau. Klausyk, tai davai padarome taip. Samanta, tu mus užknisi labai, žinau. Nes mes norime seksy, kad būtų, o va tai tokie... Tai viskas ir bus, viskas gerai, tai ko jūs pilstat, ko jūs nervinatės, aš jums jau anakart nepatikau. Tikrai nepatikai ir dabar nepatinki. Tu mums labai nepatinki. Bet Samanta, tu esi ekstremaliai neseksualus, iš balso iškalbėjimo tu esi ekstremaliai neseksuali, žinok. Aš neįsivaizduoju, kaip po tokio, tarkime, pokalbio... Ne. Tiesiog aš sakau, kad po tokio pokalbio aš bijau, kad aš netgi atsisakyčiau merkti. Suprantat, jūs manęs nematėt, jau nežinot lovai. O tai ką, kad aš pamatyčiau tave, kas nuo to pasikeistų? Man vien su tavim bendrauti jau, nežinau, atrodo, kilpą užsidėčiau ant galvos. Kad tu esi galvoja, kad graži, tai viskas pakeistų. Visų pirma... Ir gyvo bendravimo nežinot. Aš dabar girdžiu. Žiūrėk, Samanta, ar tu realiai kad nors kalbi seksualiai? Ar tu visą laiką, kai... Ne. Aš kalbu visaip. Ir šiaip dažniausiai garsiai ir aktyviai. Afigiena, tai iš viso tas yra ledas. Samanta, palauk, aš žinok, Jonai, tu sakyk, ką nori, aš nenuleidžiu rankų ir nieko kito. Aš noriu, kad pramušti šią mergaitę, kad jinai normaliai pradėtų seksualiai šnekėti. Samanta. Suprantat? Katytė. Ar tu kada nors švelniai sakai ką nors? Ar tu moki ką nors švelniai pasakyti? Labiau man patinka viskas grubiai. Come on! Ne, palauk. Samanta. Ar tu moki pasakyti švelniai? Aš tau netgi duosiu tekstą, ką tu galėtum pasakyti švelniai. Tu kaip aktorė galėtum, tiesiog, suvaidinti vieną sakinį. Švelniai pasakyti. Gerai, galėtum? Aha. Aš norėčiau, kad tu pasakytum. Kaip tik aš priešai save turiu. Lapą. Popieriaus. Tau reikia pasakyti, jau daug metų gaminanti šokoladinius glaistus. Pasakyk tiesiog, jau daug metų gaminanti šokoladinius glaistus švelniai ir seksualiai. Gaminate? Pasakyk bet kokį sakinį, kokį tu sugalvosi švelniai. Švelniai, seksualiai. Ne, man patinka kalbėti natūraliai. Žinok, viskas. Ne, palauk, Jonai, paskutinį, žinok, duok man paskutinį šansą. Duok man paskutinį šansą, Jonai. Gerai. Samanta, ar girdi mane? Aha, nesipykime. O tu sekso metu tu irgi natūraliai kalbi? Jo, žinok, tu visai neblogai čia taip varai vietoj tu sakai, jo, žinok, visai neblogai čia varai, man tai patinka, kai tu šiek tiek galbūt tai giliau, gal ne taip giliai, bet visai tai jeigu greičiau dabar pabandytum, galbūt būtų netgi dar visai geriau, tačiau, dabar gal pabandom pakeisti pozą, nes tiesiog aš toksai žmogus, kad aš mėgstu keisti pozas. Ar tu taip sekso metu kalbė? Ne, sekso metu aš labai įstringa ir kalbėti daug man nepatinka. Tai tu daug kalbė ir mažai darai. Tai pabandyk nors vieną sakinį seksualiai pasakyti. Žiūrėjau, kaip jūs įsivaizduojate. Nors vieną sakinį seksualiai pasakyti. Palauk, Jonai, palauk. Nors vieną sakinį seksualiai pasakyti. Žin, ką reiškia? Nors vieną sakinį seksualiai pasakyti. Samanta. Žiūrint, ką reiškia, tai seksualiai. Žiūrint, ką reiškia seksualiai. Pasakyk seksualiai. Seksualiai. Taip.
Pasakyk man, kad tu nori manęs seksualiai. Noriu tave seksualiai. Geriau? Ne. Visiškai nežinok. Nes tu tokia su savim, aš negaliu būti, aš nežinau, ko jūs O norite. tu tikrai aktorė? Kokia aktorė? Kokia tu aktorė? Samanta. Tu jokia aktorė. Nes žinok, nu... Ir dar kitko, tarp telefono metu viskas gali būti kitaip, negu gyvai. Oi, Samanta, aš tave myliu, žinok. Jonas tavęs nelabai myli, o aš tave žiauriai myliu. Nes tu esi, nu, visiškai praktiškai tas pats, kas kalbėtis su antimi. Praktiškai nesiskiria. Nes tu vis tiek turi tą vieną savo, vieną kažkokį tai tokį, toną ir juo, Suprantat, telefonu yra visai kitaip negu gyvai. Kaip vartaisi? Visai kitaip negu gyvai. Žinok, Samanta, sorry, bet tu jau nebeišsivartysi iš gaidžio šitoj vietoj, žinok. Labai skiriasi gyvai. Labai skiriasi, tiesiog kartais būna, žinai, tokie momentai, kad nežinai, kaip šnekėti čia ar ten, ir kai tau pasako tiesiog vieną dalyką, tu galbūt nori daryti tą dalyką, tačiau atvirkščiai visiškai padaryti taip, kaip tau prašyti, žodžiu, ir taip toliau. Samanta, gero tau vakaro, nebeskambink daugiau mums niekada. Gero ir... tai buvo vienas iš seksualiausių seksų, kokį mes turėjome čia radistų sekso olimpiados eteryje. Super. Mes jau Samantai išjungiam, tačiau Lietuvos režisieriai, nemegokit. Turime nuostabią aktorę, kurią reikia kviesti filmus, kuri gali užpsti visus iki negyvo kalbą. Kada tu mano šmotą leisim? Po šito. Okay. Net grįžėme visai netrukus su Meškėno žaidimu. Jūs turėjote parašyti, kaip